what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn. Sveiki visi, su jumis Tošis ir šiandien mes pasikalbėsim apie pinpointerį. Be pinpointerio aš savo paieškų irgi kaip ir be ausinių neįsivaizduoju, nes tai yra iš tikrųjų labai geras daiktas, norint greitai susirasti daiktą, objektą šitam duobėj. Tai yra žymiai paprasčiau negu išsiimti pinpointerį iš dėklo, jį įsijungti ir įkišti duobę, jeigu ten kažkur tai pataikiai arba į krūvelį iškastą žemės ir tenai susiras daiktą, negu bandyti ten badyti su kažkuo tai ar nešiot palei ritę žemės. Man tai yra paprasčiau. Ir šiandien mes pasikalbėsim apie naują MeinLabo gaminį, tai yra ProFind 40. Tai yra naujausias MeinLabo gaminys. Jisai iš geltonų patapo raudonų ir pasižiūrėsim, kas yra pirmiausia viduj ir šiek tiek pasikalbėsim apie jo savybės. Ir pino dėžėj yra pats pinas, aišku. Štai jisai atrodo štai taip. Nežinau, matosi, nesimato. Tai yra raudonas MeinLabo pinas su 3 mygtukais. Pakankamai patogus rankai, guma yra gera, pasikeitęs yra dangtelis nuo prieš tai esančių dalykų ir toliau mes dar turime dėklą, turime šniūrelį ant rankos, nežinau, man geriau lanyardas, tas vadinamas šniūras, kuris kabinasi prie diržo ar prie dar kažkur, tai man jisai yra patogesnis, šito aš matyti kaip ir nenaudosiu. Aišku, keli popieriai ir jame taip pat buvo tiksliau jau dabar įdėta, yra ir baterija. Šitas daiktas yra varomas krona, 9 voltų baterija. Nežinau, ar tai yra patogu, gal pirmiausia apie tai ir pakalbėsim. Tai yra pinas, kuris maitinamas nuo baterijos ir iš vienos pusės tai yra patogu. Jeigu iš vakaro pamiršom pasikrauti piną ir staiga jisai vidury lauko nudvėsė, tai pasiėmė iš kišenės kitą batareiką, įsidėjai ir tiek žinių, bet iš kitos pusės, tai nereikia būt žioplam ir pamiršti pasikrauti, kaip kartais nutinka. Ir nereikia pirkinėti baterijų, jeigu tai būtų varomas dalykas akumuliatorium. Nežinau, yra 2 stovyklos, vienam patinka, kitiem ne. Veikia šitas daiktas įjungtas su viena krona, veikia apie 20 valandų, taip kad manau, kad čia tikrai užtenka to laiko paieškom ir turėti kitą batareiką, nusipirkus vienai pasibaigus, įsidėjus kitą, grįžus namo, nusipirk dar vieną kroną, tikrai kad nemanau, kad tai yra problema. O toliau iš komplektacijos ten daugiau viską matėt. Tai pats pinas, krona, šniūrelis ir dėkliukas. Tai va tiek yra pačioj dėžėj. Ir dar viena funkcija, kurią turi šitas pinas, tai yra metalo diskriminacija. Nežinau, ant kiek tai yra patogu, nes realiai metalą diskriminuoti turi mūsų detektoriai. Tai yra, man nereikia, kad pinas dar diskriminuotų metalą, aš tą turiu girdėti iš pačio detektoriaus, ar man reikia kas, ar nereikia. Aišku, visokių dalykų būna, bet kaip vienas iš variantų, šitas pinas turi metalo diskriminaciją, tai yra jisai kitaip įgarsina geležį, galėsim pasibandyti, pasižiūrėti, kaip skiriasi garsai. Tai va, jungiam piną ir kaip girdėjot, jisai 2 kartus supypsi ilgai ir po to pypteli trumpu tonu. Tai yra pinas pasiruošęs darbui. Dar kartą galiuką išjungiam ir dabar klausykit. Pyp. Ir jisai pasiruošęs darbui. Tai jeigu patikrinti jautrumą, tai pas mane ant rankos yra žiedas. Gerai. Čia yra jautriausias režimas.
Nu, kokie 4 galbūt 4-3,5 cm. Ir jeigu mes galim numažinti. Ir dabar žiūrėkit, bus ilgas garsas, tai yra pats žemiausias. Tai yra pats žemiausias lygis. Nu ir čia turim tokį, ką žinau, semą. Tai vat, 1, 2, 3, 4 ir 5 bus ilgas garsas. Tai yra pats jautriausias. Tai va tokios tokelės, pinas turi, aišku, įmontuotą ledą pasišvietimui, turi vibraciją. Ir ką, dabar dar galima pasižiūrėti, kaip jisai diskriminuoja skirtingus metalus. Ir dabar, jeigu mes paimsim tokią surūdiją savinį, jisai skambės šiek tiek kitaip. Tai vat, tokia trėlė. Ir jeigu aš paimsiu savo žiedą, jisai nenustojamas tas yra garsas, o kada yra linijas, nu, garsas ir skiriasi. Tai štai tiek trumpai apie MyLabo Pina ProFind 40 ir iki kitų susitikimų laukuose ar kažkur tai. Iki, su jumis buvo Tošis. Čiau.